aš jums režisierius. Geresnio neturiu. Kai koks yra, toks, tuo ir džiaugiamės. Viskas yra tam tikras dualizmas, tai yra žmogaus blaškymasis tarp to, ką jis iš tikrųjų galvoja ir tarp to, ką minia verčia jį daryti. Jeigu nori meilės, turi kažką nužudyti, jeigu nori ramybės, turi klausyti, kas tau yra sakoma, jeigu nori valdžios, valdžia pasiekiama tik tai kažką sunaikinus. Teisėjas jisai atsisako žudyti ir tai tam tikra prasme yra jo kelias į nušvitimą. Aš esu ale toks kaimo vyrukas, biškiai toks žioplas, ten nelabai ką moku, paskui mane ten kai kurie veikėjai biškiai pamoko kažko. Man kažkaip norėjosi pašaržuoti politikus. Politikai žaidžia su politikais, apsimesdami, kad jie žaidžia vardan kažkieno gerovės, realiai atstovaudami grinai savo interesus. Nežinau nė vieno tikro kelio į sėkmę. Aš siekiu nesukurti personažą, o tiesiog išgyventi tam tikras situacijas kitame kailyje. Aš verčiu, kad mano kūnas darytų tam tikrus judesius, kadangi emocija ateina kartu su judesiais. Judesių techniškumas yra kaip molis skulptoriui, iš kurio po to lipdai jau viską. Tai reikia turėti gerą molį, iš kurio galėtum po to išminkyti tą tikrąjį charakterį. Kad ir kokia būtų režisieriaus beribė fantazija, dažniausiai fantazija labai sėkmingai apriboja aktoriai savo sugebėjimais. Gali sugalvoti bet kokią nesąmonę, bet jeigu žmonės to nesugeba padaryti, dažniausiai tenka jos atsisakyti. Pas Andrių biški yra kitokia šokio technika, negu aš naudoju visą gyvenimą, tai man yra persilaužimas. Spektaklis, jeigu jis žiūrovą nešokiruoja, tai jis bent jau priverčia jį susimastyti apie tai, ką dabar žmonės daro, ką vertina, ką garbina. Teisėjo ir Minotauro idėja, jinai yra tik tai apvalkalas, sakysim, išsakyti problemas, kurios yra dabartinėje visuomenėje. Šiuo atveju esam labai antiherojiški. Didžiausias tiesos priešas. Mitas. 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 Mitas.